Sveiki, su jumis sveikinas Remais. Kaip jums diena šiandien praėjo? Ar pasistumėjot link savo užsibrėžtų tikslų? Ar kažkur biški pasidavėt? Ar padarėt daugumą dalykų, ką norėjot? Žinokit, kad ir ar iš viso nieko nepadarėt. Ir žinokit, kad ir kaip yra. Kaip čia pasakyti, kaltinti savęs nereikėtų. Kad ir kaip buvo, kad ir kiek blogai padarėt, kad ir kiek gerai padarėt. Kas beliko? Beliko tik tai arba paimti ant savęs pykti, kad kažko nepadarei ir panašiai, arba tiesiog paimti ir suprasti, kad tiesiog bus kita diena. Tada galėsit paimti ir padaryti. Nieks, kad vieną kartą paimsit ir nepadarysit kažko, tai nereiškia, kad visą laiką dabar yra užsibrėžta, kad jūs to negalite padaryti. Tiesiog. Nepasiduokit. Būkit savim. Supraskit, kad vienintelis dalykas stabdantis jūs pasiekti savo svajonių esat jūs. Kai susidraugausit su tuo faktu, tada palieto gyvenimas gražesnis pataps. Ir daugiau galėsit ir ateis visas jūsų motyvacija ir pozityvas ne iš to, kad kažką pasiekt bandot, ar jau pasiekėt, ar kažką tiesiog dirbat, o tiesiog iš savęs. Tai yra pats smagiausias jausmas turbūt. Pavyzdžiui dabar, ar aš turiu dabar pinigų? Ar aš dabar pas savo tėvus negyvenu? Ne, atsakymai yra. Bet tiesiog, aš ant savęs dirbu, domiuosi viskuom, atleidžiu visiems, suprantu, po lėto bandau suprasti, kad aš esu vienintelis tas, kuris save stabdo. Tiesiog gyvenimas smagesnis, kaip kažkas ne kitas kaltas, o tik tai tu. Nes tada arba tu su tuo susitaikai ir tada būna arba, kad tu nieko nebedarai, arba tiesiog, kad tu pralauži visas sienas. Vienu žodžiu, viskas gerai. Tiesiog būk savim, bet ir nepasiduok. Geriau nepasiduok, nes, kaip sakiau, yra du variantai, bet dažniausiai galų gale vienaip ar kitaip reikia prasilaužti, jeigu norit kažką gyvenime pasiekti. Jo, labai gražus vakaras, nelyja Kelmėj, smagu, atvažiavau iš Kauno, smagu. Jo, laikykitės.